Pristato Kredito unija. Paskolos sąžiningomis palūkanomis. Mes grįžtame į Labą rytą ir čia mūsų studijoje pirmieji šiandienos penktadienio svečiai. Studijoje svečiuojasi viešosios įstaigos Dviratai valdybos narys Linas Vainius ir Lietuvos, labas rytas, ir Lietuvos Kredito unijų atstovas Gerardas Nadeždinas. Labas rytas. Jūs šįryt mūsų pažindinsite su Kredito unijų Kauno dviračių maratonu skirtu tarptautiniams kooperatyvų metams pažymėti. Tad papasakokite iš karto plačiau apie patį maratoną. Tai maratonas vyks gegužės 13 dieną sekmadienį. Visų laukiame Kaune Europos prospekte. Pradžia yra ant Čiurlionio tilto netoli geležinkelio stoties. Ir visi galės išbandyti maratono trasą vieną ratą nemokamai 8 km, o norintis pasportuoti galės pasirinkti 4 arba 10 rato distanciją ir išbandyti savo ištvermę Nemuno šlaituose. Kam skirtas maratonas? Kas galės jame dalyvauti? Maratone galės dalyvauti visi norintys, tiek aktyvūs sportininkai, tiek mėgėjai. Dalyviai galės pasirinkti, kurioje rungtyje dalyvauti, ar tai bus judėjimas visiems, ar laisvalaikio, ar vaikų grupėse, ar bandyti įveikti visą maratoną. Galima kooperuotis ir į komandas, ar ne, Linai? Taip, norėčiau pasakyti, kad dviratis yra komandinis sportas ir laukiame sporto ir laisvalaikio mėgėjų komandų. Tų komandų šiandien jau yra užsiregistravę 12, kurie varžysis dėl sportinių titulų, o laisvalaikio komandose laukiame draugų, įmonių, darbo kolektyvų, organizacijų komandų ir jų tikrai bus nemažai. Sporto komandas vertinsime pagal 3 greičiausių dalyvių rezultatą, o laisvalaikio komandų nariai kartu važiuos ir kuo daugiau ratų nuvažiuos, sakykime, ta komanda ir laimės. Atskirai įvertinsim įmonių komandas, joms yra specialus rėmėjo prizas. Yra naujokų, kiek žinau, maratone pirmą kartą dalyvaujančių komandų, kas jos tokios? Pirmą kartą turbūt pas mus atvažiuos į svečius komandos iš Latvijos ir pirmą kartą susibūrė tokios komandos, sakykime, jie yra sporto vidutiniokai ir jie galės pasivaržyti savo srityje, tai viešoji įstaigos Dviratai savo komandą stato, taip pat dalyvaus komandos iš Kauno, iš Klaipėdos, iš Panevėžio, iš įvairių miestų. Ir norėčiau dar pasakyti, kad turbūt daugelį bus įkvėpusi Lietuvos dviratininko Ramūno Navardausko pergalė, kuriais vis dar laimi, yra lyderis Giro d'Italia lenktynės ir aš manau, kad su ta gera nuotaika tikrai daug žmonių prisirinks. Kiek dabar jau skaičiuojama ir dalyvių laukiama šiemet? Šiemet turbūt bus apie 700 dalyvių, gal dar daugiau, truputį priklausys ir nuo oro, bet aš manau, kad geram dviratininkui joks oras nekliūtis. Kaip manot, kodėl dviračių sportas? Na, minėjot gerą dviratininko Nevardausko pavyzdį, bet kodėl apskritai jis populiarėja Lietuvoje? Gerėja galbūt sąlygos? Na, mokslininkai daro daug tyrimų ir tais tyrimais įrodė, kad iš tikrųjų dviratis ir lavina ir kūną, aštrina protą, padeda atsipalaiduoti po darbo. Turbūt galima sugalvoti apie 30 priežasčių, kodėl verta važinėti dviračiu, bet pirmiausia, tai yra smagu, sveika ir malonu. Ar tai vienintelis tokio tipo renginys planuojamas? Ne, iš tikrųjų Kauno dviračių maratonas, Kredito unijų dviračių maratonas, tai yra pirmasis Plento maratono taurės etapas. Liepos 29 dieną dviratininkai rinksis Šiauliuose į tokį patį maratoną, o rugsėjo 9 dieną Vilniuje kiekvienas galės išbandyti save atskirą starto rungtyje aplink laiką, kur varžysiesi tik tai su laiku. Ar turite patarimų, kaip pasiruošti tokiam maratonui, jeigu, tarkim, žmogus nėra profesionalas, jis nesportuoja kasdien, bet norėtų išbandyti savo jėgas? Tikrai sveikatos specialistai pataria reguliariai judėti, reguliariai važinėtis dviračiu, kad ir į darbą, sakykime, ar po darbo nors ir trumpai, ir tai padeda išlaikyti geresnę fizinę formą ir aš manau, tą reikia daryti. O norint pabandyti, vieną ratą 8 km tikrai gali veikti bet kas mokantis važiuoti dviračiu. Tai mes tiesiog norim padrasinti, kad jie ir išbandytų savo jėgas. Gerardai, gal jūs turit kokių patarimų? Taip, dėl patarimų. Iš esmės reiktų taip pat, kaip Linas minėjo, bandyti važinėti kasdieną, o ta 8 km trasa nepatyrusiam dviratininkui tai maždaug pusvalandis kelio, neįdedant per daug pastangų. Ar varžosi žmonės tokiuose maratonuose? Ar daugiau dalyvauja tam, kad išbandytų jėgas ir sudalyvautų? Kaip norėčiau sugrįžti prie praeitą klausimą, tai
Lietuvos kredito unijų komanda dalyvauja pirmą kartą tokiame maratone. Ir iš tikrųjų mes savo tarpe neturim nei profesionalių dviratininkų, nei užkietėjusių dviratininkų. Tačiau turime gausią komandą ir dėka varžybų sistemos galime, veikiant kooperatiškai, galime pasiekti tikrai gerų rezultatų. Ir taip pat dar Lietuvos kredito unijos birželio 23 dieną Klaipėdoje organizuoja dviračių žygį Kooperuokis dviračių. Tenai dalyviai vyks nuo Karklės iki Klaipėdos vasaros estrados ir tenai kviesime prisijungti miestiečius ir miesto svečius ir visi kartu su policijos palyda vyksime iki kruizinių laivų terminalo. Tenai iš Paukščio skrydžio padarysim bendrą nuotrauką tarptautiniams kooperatyvų metams atminti ir tuo pačiu maršrutu irgi su policijos palyda vyksime atgal. Daugiau informacijos apie dviračių žygį Klaipėdoje galite rasti kredito unijų internetinėje svetainėje. Na, iš tikrųjų, važiuoti būryje, to išmokstama turbūt, na, bandant tai daryti, ar ne? Kokią įtaką tai turi komandos cementavimui? Juk jūs tik mėgėjai, ar ne, bet bendradarbiai, aš kaip suprantu. Taip, taip. Kaip manot, kokią duos naudą toks keliavimas dviračiais? Taip, būtent tai duos naudą bendram darbui, nes vis tiek negalės kiekvienas važiuoti atskirų greičių, jie turės daug maž derintis tarpusavį, kokiu greičiu važiuoti ir tą patį pritaikysim ir darbę savo. Dar kartą priminkite, kur, kada maratonas vyks, kas mūsų nesiklausė pokalbio pradžioje, gal dabar išgirs? Kaune, gegužės 13 dieną sekmadienį, visų laukiame nuo 9 val. Ryto. Mėgėjai galės išbandyti savo galimybės 11 val. Startuodami. Norėčiau dar priminti, kad tai yra ir Kauno mero taurės renginys ir pats Kauno meras dalyvaus 11 val. Ponas Andrius Kupčinskas. Taip pat 12 val. Startuos sportininkai, o 15 val. Startuos tokie sporto entuziastai, kurie važiuos trumpesnę distanciją 4 ratus. Ir dar norėčiau priminti, kad tai yra Jungtinių tautų tarptautinių kooperatyvų metų renginys. Taip. Aš dar jūsų taip lengvai nenorėčiau paleisti. Patys ne vienerius turbūt metus važinėjate dviračiais, ar ne? Keliais, šaligatviais. Ar jau pakankamai saugu važinėti keliais? Ar jau mato dviratininkus vairuotojai? Iš tiesų, pokyčiai į gerą tikrai yra pastebimi, nes vis daugiau Lietuvos gatvės ir keliuose važinėja dviratininkų ir vairuotojai juos pastebi ir aš manau, kad mums visiems reikia laikytis kelių eismo taisyklių pirmiausia, reikia tokios eismo kultūros laikytis, būti dėmesingiam, mandagiem ir draugiškiam ir tada tikrai bus žymiai mažiau konfliktų ir busim saugesni. Kągi, Gerardai, Linai, ačiū, kad atvykot, gražios dienos. Rubrika pristato Kredito unija. Paskolos sąžiningomis palūkanomis.